Visų savo pašnekovų prašau pagalbos su pavadinimu, bus kažkas brūkšnelis Sandra. Man paskutiniai tie, ką kalbėjom, kad viskas turi būti kitaip. Tai būtų viskas turi būti kitaip, brūkšnelis Sandra. Nu jo, skamba gerai. Koks jūsų vardas? Sandra. Kiek metų? 31. Iš kur esat? Dabar iš Visagino. Gyvenau Druskininkuose. Kiek jums buvo metų, kai atvykot į Visaginą? Prieš 23 metus. Koks buvot vaikas? Aš buvau vaikas geras. Mane mylėjo visi, bet nuo 5 metų ten prasidėjo didelės problemos. Mama su tėvu ten biškai išsiskyrė, mes mano į kaimą išvažiavom, tėvas liko gyventi Druskininkuose. Paskui vasarą mane broliai ir sesė pas save pasiėmė vasarai. Ten pabuvom, ten pailsėjom, paskui jie gal išvažiavo, mane tėvas paliko savo. Tada, kai pasilikau, man prasidėjo pats sunkumas gyvenime. Kiek jums tada metų buvo? 5 metai, jo. Ką prisimenat iš to laikotarpio? Prisimenu, kai jis mane nuvedė į kapines aplankyti močiutę. Paskui mane išprievartavo ir paliko. Pamenu, kaip buvau visa kraujuota. Išėjau ant pagrindinio kelio. Ten atstopimas ar kas iškvietė, važiavo policija. O jie pažinojo mane ir mano tetą. Mane iš karto nuvežė pas tetą, net nežinau, kodėl ligoninė iš karto nevežė, nes aš buvau visa kraujuota. Ir tada ten pas ją buvau gal pusę metų pagyvenau, paskui mama atvažiavo mane pasiimti. Mane paėmė ir paskui iki 11 metų aš tiesiog su nieko bijau kalbėti. Paskui, kaip man buvo 11 metų, pradėjau kalbėti, pasakiau mamai, ką jis man padarė. Mes nuėjome į policiją, ten jie iš mūsų pasijuokė ir išvarė tiesiog. Sako, reikėjo eiti iš karto į policiją kreiptis, aš vaikas, aš bijojau. Paskui čia atvažiavom į Visaginą gyventi jau, radau draugą, gal pusę metų su juo pragyvenau. Kiek metų tada buvo? Jau buvo 14, ne, 15. Su juo pusę metų pagyvenau, paskui jis, nežinau, ten pradėjau vartoti narkotikus, jisai tiesiog mane surišo, pradėjau daužyti su byta. Užmušt norėjo tiesiog mane. Bet dar taip nenuskubant, tai 15 metų jūs jau su draugu gyvenate? Jo. Bet ne pas mamą? Ne. Kas vyko namuose? Nes atrodytų 15 metis vaikas dar turėtų lyg ir namuose gyventi. Jo, tik mano mama manim pasitikėdavo, mane išleisdavo, aš gyvenau su jie, bet būdavo, kad pas jį nakvodavau kartais. Kažkaip paskui kaip surišau, rankas už nugaras, pradėjau daužyti su byta, stipriai mane daužė, vos kvėpuot galėjau. O priežastis iš jo pusės kažkokia buvo, jis buvo kažkokia priežastis susigalvos ar tiesiog? Ne, tiesiog pavartojo, jam kažkas į galvą šovė ir jis pradėjo daryti nesąmonės. Nežinau, aš net nepamenu, kaip aš ten iš jo ištrūkau, kaip aš iš ten pabėgau, net nepamenu. Paskui pamenu, kad jį paėmė policija ir po pusę metų jisai numirė, net nežinau kur. Ar Vilniaus Tabore, ar Kalėjime, net nežinau. Paskui gal kokius porą metų viskas buvo gerai, paskui vėl draugą naują susiradau. O tas tas etapas, kai viskas buvo gerai 15 metų, tai jūs tada mokyklą lankėt, gyvenot pas mamą? Jo. Nevartojot nieko? Ne, dar nieko. Ten kartais išgerdavau, labai mažai. Paskui vėl radau, draugą, tiesiog šiaip draugą, ne vaikiną, tiesiog draugą. Ten nuėjom prie ežero, panas mane norėjo nuskandinti. Irgi nežinau, kodėl priežasties, irgi nežinau, jis buvo išgėręs tada. Ir ten irgi ten paskui bendrauti nustojau, radau kitus draugus, tenais irgi vėl problemas, ten taip pakart norėjo, taip pasmaukti. Aš nežinau, kodėl čia Visagine daug kas mane bandė nužudyti, tiesiog, sakau, kaip filmas kažkoks. Net nežinau kodėl, bet... O jūs tos atvejus į policiją tenais pranešdavo? Jo, pranešdavau. Policija žino? Tai žinoma, aš visada iš karto jiems pranešdavau. Tiesiog, ką jie čia padarys, suradau tą žmogų, ten porą mėnesių uždarydavau ir paskui vėl paleisdavau, ką jie padarys. Paskui, pamenu, vėl buvo įvykis. Yra netoli Šakių kaimas, link Turmanto. Ten su mama gyvenom gal kokius gerus 2 metus. Ir ten buvo kaimynas, irgi jaunas vaikinas, man jis patiko, ten gyventi pradėjau. Man jau buvo kokių gal 17 metų, 18. Jis daug gerdavo ir vogdavo. Mane namie užrakindavo, ten
langus, pamenu, užkalė, kad negalėčiau pabėgti, nes gyvenam pirmame aukšte. Išeidavo duris, užrakindavo ir telefoną iš manęs atimdavo pasai, kad bendrauti negalėčiau su nieko. Paskui, pamenu, irgi ėjom prie ežero, paėmiau savo šunį. Jisai prie mano akių jį tiesiog su kuvalda uždaužė. Sakau, už ką? Sako, sekanti būsi tu. Sakau, kodėl? Sako, jeigu mane paliksi. Aš jį bandžiau palikti daug kartų, nes jis ten ir mane mušdavo, ir ten dėl tų vagysčių visokių. Man problemų tiesiog nereikėdavo. Porą kartų jisai bandė pasikarti, kad kaip dėl gailesčio, kad galvoju, kad su juo liksiu. Paskui pradėjau, kartis nustojo, kad čia pradėjau mane mušti, daužyti. Kiek metų tuo metu buvo? 17-18 kažkaip taip pat plius minus. Ir pamenu, kaip jisai mane uždarė namuose, nuėjo vogti. Aš buvau telefoną paslėpus namuose. Paskambinau į policiją, jie atvažiavo ir laukė jo, kol jisai grįž. Jie sulaukė ten, apieškojo, nieko nerado, aišku, ir išvažiavo. Jisai iškart suprato, kad aš jas iškviečiau. Nuvažiavau, mane taip stipriai sumušė. Net į ligoninę neišvežė greitosios niekada. Tiesiog, kad gulėjau gal kokius pusantro mėnesio, beveik sulaužyta visa. Mama irgi atvažiuodavo, aš turėjau apsimesti, kad buvo viskas tiesiog gerai pas mus, nes, sako, arba tave, arba tavo mamą, sako, užmušiu tiesiog. Aišku, man buvo baisu dėl mamos, dėl savęs aš niekada nebijojau, tiesiog dėl jos buvo baisu. Paskui atvažiavo jo draugas, kurio jis bijojo ir tiesiog aš jam pasakiau, aš žinau, kad mano draugas jo bijo, tai jis mane iš jo paėmė pas save, nusivežė ir laikė pas save ten porą mėnesių, kol maniškis aprėmus. Ten irgi ten buvo ir sukirti, buvo atvažiavęs manęs paimti ir su visko. Ten buvo tiesiog siaubo filmas, galima sakyti, dėl mane ten mušėsi. Paskui gal galiai jis atstojo, jau uždarė į kalėjimą ten gerus 3 metus gal atsėdėjusai. Paskui išėjo dabar tiesiog nei priviet, nei paka. Dabar net nesisveikina su manim. Bet jūs jį matot? Jo, aš jį matau, dabar jis turi šeimą, vaikus, merginą. Irgi sako, irgi ją muša. Kai su juo šitie santykiai, tai jums ten 18, ne, kažkur buvo? Jo, kažkur panašiai. Mokyklą lankėt? Ne, jau nebe. Kiek klasių baigėt? 10. Ir po 10 tada tiesiog gyvenot, nebuvo ar proftechninės ar kažko? Ne, aš paskui bandžiau eiti dirbti, dirbau poliklinikoje Rūbininkė, ten sezoną atidirbau. Po jo paskui kažkaip viskas aprimo. Jis buvo paskutinis, kuris mane atmušė. Išsiskyrėt su juo ir kas tada gyvenime vyko? Pasikeitė tiesiog viskas, suradau draugą, buvęs mano vyras, kurio 10 metų pragyvenom kartu. Buvo viskas tiesiog puiku, idealu, ir man buvo gerai, ir mano mama buvo laiminga dėl manęs. Paskui, kaip aš vakar sakiau, kad išvažiavau Vokietijos, mano mama apvogė ir viskas. Čia, sakau, vienintelis, su kuriuo 10 metų buvo viskas gerai. To dabar tiesiog viena likau ir viskas. Kažkaip bijau dabar santykių tiesiog. O dar grįžtant į vaikystę, nepabėgant nuo to, su tėvu dar bendravot kažkada? Po to, ar ne? Ne, jis mane ir į Facebooką kvietė į draugus, aš jį ignorinau. Jis dar gyvas? Jo. Jis dabar irgi ten turi žmoną, 2 mergaitės. Irgi aš jo žmonai sakiau, ką jis man padarė. Sako, nieko tokio, tipo, mano vaikų jisai, tipo, nelies. Aš labai bijau dėl jo dukrų, nes kaip mažas mergaitės. Jeigu padarė su vieną, tai padarys ir su kitom. Bet man labai gaila, kad jisai kalėjime už tai nesėdėjo. Aš norėjau, ten buvo noras tiesiog pas jį nuvaryti, tiesiog jam į akis pažiūrėti. Bijojau, mano brolis man užtraudė, mama neleido. Nežinau, tiesiog noriu jam į akis pažiūrėti, paklausti, kodėl jis taip pasielgė. Nes iki šiol, buvo 5 metai, aš iki šiol sapnuoju naktimis visą tai. Kiekvieną naktį sapnuoju, ką jis man darė, kaip jis man darė. Sunku, dėl to aš ir vartoju tas narkotikus, kad užsimiršti. O santykiai su mama kokie buvo? Aš visada buvau, tik aš ir mama. Brolis išvažiavo į Angliją pas pirmą, paskui jau sesė išėjo nuo jos. Aš visada, kur jinai ten ir aš. Kažkaip aš su mama kaip geriausios draugės pastoviai būdavau, kaip sesė. Mes su jo kartu į klubus vaikščiojom, prie ežero, visur kartu būdavau. O dabar kažkaip jau tiesiog nutolonai nuo manęs. Rado ten draugą, su kurio išgeria kartais, tai dabar dėmesio į mane nekreipia. Vartojimas. Kada, kaip susipažinot su narkotikais,
kaip į gyvenimą tai atėjo? Nu, kompanija, galima sakyti. Papasakokite apie tą pirmą kartą. Kiek jums buvo metų, kaip tai vyko? Nu, man buvo 19 metų, nuėjom su draugais į mišką. Išgerti, bet alkoholio nebuvo. Nu, jie buvo narkomanai, aš žinau, kad jie vartoja, bet tai man nesiūlė nė kartą. Pažiūrėjau, kad jie vartoja, nu, sakau, duokit man paragauti. Nu, jie iš karto sako, be problemų. O kas tai buvo per medžiaga? Gerainas tada buvo dar. Biškai pabandžiau, man tas prihodas patiko, paskui dar norėjau. Mamai nesakiau, gal 2 metus, kad vartoju. O tada tuo metu jūs buvot susituokus su vyru, vyras buvo, dar ne? Su juo tik draugavom tada. O jisai žinojo, kad jis kartu vartoja? Ne, jis nežinojo. Kažkaip aš labai gerai mokėjau slėpti savo tą savijautą, kad apsidalbačinas. Kažkaip niekas, nei mama nežinojo, nei mano draugas. Tuo metu dirbot kažkur, darėt kažką, kas dar? Jo, tada aš dirbau Rūbinėj, poliklinikoj Visagine. Irgi ten rytais atikeldavau, būdavo, kad įsidurdavau, tada eidavau į darbą, nes man ten darbas buvo nuo pietų iki 8 vakaro. Tai laiko, sakosi, dar turėjau ten, kad pavartoti. Tai 19 ten pirmi pabandymai, po kiek laiko tai jau tapo tokia problema? Po kažkur 3-4 metų kažkur. Po 3 kažkur galima. Kaip supratot, kad tai yra jau problema? Man prieš tai pasakojo apie tas lomkės, kaip sunku, kaip ten kaulus tiesiog suka laužo. Pajutau, kad man tikrai sunku, negaliu nei užmigti, nei valgyti. Tas tiesiog kojas lyg suktų kažkas iš vidaus laužytų. Tada supratau, kad čia jau problema tikrai jau yra. Jau sėdžiu dar. Kaip tada pasikeitė gyvenimas, kai jau, kaip suprantu, turbūt reikėjo ir kasdieną jau, ir lomkės baisios? Tada jau buvo apsisuko aukštyn kojom viskas. Atikeldavau rytais iš karto, bėgdavau ieškoti pinigų, prašyti pas kaimynus, pas mamą vogdavau irgi. Ir tuo metu dar buvot susituokus, vyras dar buvo? Tuo metu dar nebuvom susituokę. Dar jūs draugavot? Mes su 9 metus gyvenom taip pat, tik paskutinius metus ėmus po vedybų. Jeigu jau yra tos athodai, lomkės, tai jau nepastebėti neįmanoma, tai jis jau turėjo suprast, kad vartoja. Draugas suprato po kažkur 6 metų vartojim, kad aš vartoju. Ir ką jis į tai? Nu, supyko labai. Buvo išėjęs iš namų, pusę metų nesirodė. Paskui tiesiog grįžo, sako, aš noriu būti su tavim, sako, aš noriu padėti. Man buvo, aišku, malonu buvo, nes kaip mano žmogus neatsisakė manęs, tai kažkaip. Bet vis tiek, ką jis man tiesiog buvo šalia ir viskas. Nebandė nei kalbėti, kad nešiu, nei ką. Paskui galų galia pats pradėjo vartoti. Pradėjo vartot, kai kartu buvot? Ar... Jo, nes tada dar buvom kartu, kaip jisai pradėjo. Ir susitokė dar? Jo. Ir susitokė tuo metu, kai buvot vartojant jau? Aš tada buvau reabilitacijoje metus, išėjau, tada susitokėm ir po pusės mėnesio pradėjau vėl vartoti. Nes aš išėjau iš reabilitacijos, mes iškart po savaitės susitokėm su juo. Dar savaitę laiko pabuvau blaiva, paskui jau pradėjau vėl vartoti. Kaip atrodo tas atkritimas reabilitacijoje, suprantu, ne kartą buvot, išsivalot, grįžtat ir kaip daeina viskas iki to, kad vėl pradedi vartoti? Kaip atgrįžau iš reabilitacijos, man buvo, lyg būčiau kosmose, galima sakyti. Viskas buvo neįprasta, keista. Tie prisiminimai, kaip aš bėgiojau, vartojau. Aišku, buvo sunku žiūrėti į tos pačius narkomanus, mano draugus. Bet paskui, buvo baisu man vėl pradėti vartoti. Jau kaip vėl pavartojau, pirmą kartą po reabilitacijos, aš tiesiog pradėjau visai drebėti, nes man buvo baisu. Net nežinau, kodėl man buvo baisu, tiesiog kažkaip įsigandau gal kažko. Bet paskui toks vėl kaip relaksas, ir tam vėl pašlapai jechalo, kaip sakos. O aš įskau, tas baimės jausmas buvo labai didelis, nes gal vėl tos lomkės, prisiminimai, bėgiojimai, tie vagystės, aišku. Save buvo sunku perlipti per save, buvo labai sunku. Kiek dabar paskutinis laikas, kiek vartojat be pertraukų? Kiekvieną dieną, gal 2,5 metų, gal biškį daugiau. Iš ko gyvenate? Iš parduotuvių.
dažniausiai vaikštau vagiu ten tas alkoholį. Būna dar vaikinus ten, apgaudinėjai, galima sakyti, ten atvažiuoti pas mane tipo, dėl sekso, aš ten paimu pinigus ir tiesiog dingstu. Biškai būna, kad mama duoda pinigų kaimynai. O taip kažkaip ir sukuosi, tai ten. Kiek per dieną reikia pinigų? Mažiausiai 50 eurų. Mažiausiai. Pas mane tokie doznekai, tai gan nemaži jau galima. Kiek, kokio dydžio pas jūs dozės? Pas mane šiaip eina... Fentanilis tai yra. Fentanilis, jo. Jeigu taip paskaičiuoti, tai, pavyzdžiui, jeigu dabar pavartoti, gal eurų 30 man tikrai užtektų. Kad dabar, kad viską nuėjau. Tai kiek čia yra kiekis pats medžiagos? 0,15 gramų. Ten miligramai, net nežinau, kaip tai skaičiuojasi. 50 eurų į dieną yra daug? Čia gan nemažai jau. Tada visą dieną ir sukatės bandydama ieškoti pinigų nuolat. Jo, nuo ryto iki vakaro. Ir kiekvieną dieną kažkokių išeiginių nėra? Be išeiginių. Nes bloga būna kiekvieną dieną pavažiuoti. Šiandien man gerai, kad eisiu miegot, pamiegosiu, ryte atikelsiu, vėl bus bloga, vėl reikės ieškoti pinigų ir vėl taip kartojasi dienos. Viskas, niekas nesikeičia. Ką įsivaizdavot, kai buvot prieš vartojimą, buvo dar jauna? Ką įsivaizdavot, kad veiksit su gyvenimu? Ko norėjot iš gyvenimo? Oi, galvojau, gyvensiu labai gerai, galvojau, turėsiu vaikų, vyrą, darbą, didelį namą, gyvensiu kažkur užsienį. Bet kaip viskas pašlijo, tai jau čia tik svajonės galima sakyti. Jo vyras buvo, vaikų negaliu turėti dėl tėvo, bent jau vyras buvo ir tai jau gerai, kaip sakosi. Pusė šeimos jau buvo. Kaip su jais išsiskyrėt ir kodėl? Aš išvažiavau ten į Vokietiją padirbėti. Jis mano mamą stipriai apvogė, ten beveik 4000 gal pavogė. Man skambino mama, sako taip ir taip, aš grįžau jam, sakau, rinkis daiktus ir tiesiog išeik. Žinau, kad jisai vartoja, žinau, kad aš vartoju. Ir tikrai, jeigu mes abudu vartosim ir gyvensim pas mamą, tai būtų tiesiog tuščias. Man ir mama sakė, palik jį, sako, tau jis nereikalingas. Gal dar biškai man jinai padėjo apsispręsti. Ir jūs toliau gyvenat su mama, ne? Jo, Kaip dabar atrodo jūsų bendravimas? Ryte pasisveikinam ir visi, aš pas ją kambarį, jinai pas save. Nebendraujam su ja visiškai. Žinai, kaip draugą rado, nuo manęs labai stipriai nutolo. Bet nutolo gal ir dėl jūsų vartojimo, ne vien dėl draugų? Jo, dar ir dėl to čia savaime, aišku. Bet toksai žmogus, pavyzdžiui, pas ją, jeigu yra vyras arba draugas, tai aš jį nereikalinga. Kol jinai viena, tada jau ir Sandrutė jau ateik pakalbėk su manim, pabūk su manim. O jos draugas atvažiuoja, pastoviai geria. Paskui mušasi, ten rankas savo pjausto, gerklę. Aš tiesiog iš namų išeinu ir viskas, kad nematyti visko šito. Prieš tai, kai bendravom, minėjot, kad ir Vilniui buvot išvykus. Papasakokit apie tą gyvenimo periodą. Jo, buvau ten išvažiavęs, aš jau vartau narkotikus, aš žinau, kad ten žymiai lengviau ir jų gauti ir pinigų įsidirbti. Aš ten gatvėje stovėjau, tiesiog dirbau. Kaip atrodo tas darbas, kaip iki to daėjot? Ta prasme, kaip sužinojot, kad ten reikia būti, buvo kažkas, kas... O man draugai pasakė, sako, ten, kur Vilniui buvau, ten sutikau draugą, sakau, ar yra pinigų, sako, eik, sakau, užsidirb, sakau, kaip, sako, ten ir ten, sakau, ten stovi, ten tos mergos, sakau, parsidavinėk, pamėgink. Aš nuėjau, atsistojau, žiūriu, sustojo vienas, galvoju, fortūna pašla. Davė pinigų, ten viskas kaip ir buvo. Paskui vėl atsistojau, vėl sustojau. Taip kažkaip ir prasitėsi mano ta. Kiek laiko pradirbot? Grubiai sakant, apie pusę metų. Pusę metų būtent stotyje, ne? Jo. Jūs prieš tai dirbot kada nors tokį darbą, ar ne? Ne, pirmas. Jo. Labai bijojau, nes ten sakė, viena mergina tiesiog negyvai užspardė. Tos kitos, kurios ten jau senai jau dirba. Man buvo baisu, aš tiesiog žiūrėjau, kad niekas prie manęs neįtų, nes tų mergų labai ten bijojau, kad manęs irgi neužspardytų. Būdavo, kad ir tokie vyrai pasitaiko, kurie ten išveža į mišką, ten būna, kad sumuša, paleidžia. Būna, kad tiesiog pinigų neduoda, visko yra buvę. Tokį darbą arba geriau iš vis nedirbti, arba tiesiog dirbti ir turėti kokį nors stogą prie savęs. Apsaugą gal kokią. Jūs neturėjot stogą? Ne, aš buvau visiškai viena.
Kas įvyko vat, po to pusmečio, kad palikot Vilnių? Kaip sugalvojot, kaip jautėtės tuo metu? Kažkaip atsibodo tiesiog viskas. Aš jau kaip vakar sakiau, kad aš tiesiog supratau, kad aš dar biškai gerbiu. Ne man toks darbas, tiesiog ten pasidėti save, ten kažkam duoti už pinigus ir taip toliau. Tas, kad mama čia skambinėtų, sakau, irgi grįžk namo, aš tas laukiu. Nu, kažkaip tiesiog turėjau pinigų, sėdau į traukinį ir namo atvažiavau. Kažkaip labai gerai pasijutau, kaip čia grįžau. Nes Vilnius man buvo kaip kalėjimas. Tas irgi darbas kasdieninis, toj stoty pastovus. Ta pati per tą patį, irgi. Ir pavojingus pirma, ir sunku, ir tiesiog savęs negerbimas. Aš čia dar iš aplinkos girdėjau, kadangi mažas miestas, kad jūs vienu metu buvote ir policijos... Rėmėja. Jo, aš dirbau ten su policija, buvau savanorė, buvau aš ten pas juos. Kiek metų tada buvo? Oi, net nepamenu, gal kokių 16-15. Ten metus ten su jais padirbau ir viskas, ten tose narkomanus ten pamenu, priduodavau, kas kur parduoda, kas kur kaip ima. Dabar aišku, ta praeitis mano iki šiol mane persekioja, nelabai kas mane ir mėgsta dabar dėl to. Bet man tas darbas kažkaip patikdavo, nežinau. Tuo metu, dabar tai kažkaip galvoju, ką man to iš vis reikėjo. Aš dabar nei policijos, nei aš jas mėgstu, nei aš jas gerbiu, nei aš jau ką, pats suprantat. Tai dažnai tenka susidurti turbūt. Jo, į savaitę kokius 4 kartus, tai tikrai, kad mane sustabdo. Tiesiog pakalbėti, aptikrinti, ar kažką turiu, kažką atsibosta. Ir žmonės kreivai žiūri dėl jų kažkaip mane. Kaip nusikaltėlė kažkokia. Nors dar su kalėjime esu sėdėjus 2 metus, tai... Už ką sėdėjote? Už narkotikus. Už platinimą ar... Ne, aš iš Vilniaus vežiausi pati savo, vartojimą, bet man jie viską prirašė. Ir vartojimą, ir pardavimą, ir grupinį, ir laikymą kažkaip neteisingai irgi. Kaip atrodė laikas kalėjime? Kiek metų tada buvo beje? Čia buvo prieš 6 metus. Kaip atrodė tie 2 metai? Oi, buvo baisu, ten labai bijojau, nes ten mergos labai aršios visų pirma. Mergų kalėjime yra žymiai baisiau negu pas vyrus. Ten sėdėjo tokia viena jauna mergina, jinai buvo nėščia. Ten kažką, ne to jinai pasakė, ten kažką ir ten pasiskundė, jie tiesiog norėjo išmesti pro langą iš 3 aukšto. Ir šiaip esu dar kaip sužinau, su kuo aš sėdžiu vienoj kamerai, ten buvo šis baisu. Buvo laida apie 2 vykas, kurios savo klasiokę nužudė, supjausė ir sriubą tiesiog norėjo iš jos išvirti. Kanibalės. Ir kai sužinau, kad aš sėdžiu su jom, tai iš vis net žodį bijau pasakyti, kad manęs irgi nesužalotų. Ten reikėjo visų pirma mokėti pastovėti, nes jeigu... Pavykdavo už save pastovėti? Jo, manęs net niekas nelietė, niekas net nereikia, kažkaip stebiuosi. Aš nelendau prie jų ir jos nelendau prie manęs. O narkotikai kalėjime? Nebuvo. Nebuvo, ne? Bent jau aš tai nemačiau kažkaip. Mano korpuse jau tikrai nebuvo. Kaip dabar atrodo jūsų kasdiena? Kaip jaučiatės? Kas jūsų galvoj darosi? Oi, sunku papasakoti. Jaučiuosi, aišku, blogai. Visų pirma, nepavartojus. Visų antra, galvoju mintis tik tais, ką šiandien reikės daryti, kur eiti, kur ką paimti. Kažkaip tokias mintis dabar tik galvoju. O šiaip tai nieko naujo. Tas pats per tą patį. Kaip įsivaizduojate atrodys ateitis? Aš tikiuosi, kad bus žymiai geriau, kad bus be narkotikų, nes aš ir pati jau noriu įsigydyti. Nes aš jums sakiau, kad aš noriu operuoti savo stuburą visų pirma. Kas jums nutiko su stuburu? Kodėl jį reikėjo? Pas mane išvarža. Iškritau iš 2 aukšto 16 metų ant plytų krūvos ir tiesiog po poros metų po to griuvimo tada man tiesiog skausmai atsirado. Dabar tai aš negaliu nei daug vaikščioti, nei stovėti, nei lankstytis, net negaliu pakelti daugiau negu 2 kilogramus, nes kitaip mane surakina. Nuo nervų kojas būna, kad atsisako, ir viso. Man sakė, be operacijos nei nulidumo neduos, nei ką. Tai kažkaip noriu operaciją padaryti, bet man reikia iš pradžių įsigydyti, detoksą nuvažiuoti. Labai tikiuosi, labai noriu važiuoti įsigydyti, paskui įsioperuoti ir važiuoti į Angliją pas brolį. Brolis minėjot anksčiau, kad jisai ir laukia, ir priimtų. Jo. Ir žino situaciją visą. Taip, jisai viską žino, mano mama pasakė apie mane jau viską. Jis man sakė, aš tau noriu padėti, tiesiog atvaryk pas mane. Kas jūs laiko dabar nuo detokso, reabilitacijos, operacijos, Anglijos? Jeigu žiūrint paeiliui, tai iš pradžių eina detoks. Tai taip, tai kodėl
baimės jausmas, kad vėl be vaistų vien nieko reikės gydytis. Tos laukės, baimės jausmas tiesiog tas. Jeigu be vaistų, nu, čia sakau, čia pusė mėnesio, tai čia minimum kankintis labai stipriai reikės. O man skausmo labai bijau, aš negaliu nei pernešti, nei ką. Žinau, kad per lonkės gali žmogus savo kažką pasidaryti tiesiog. Daug draugų ir pasikorė yra per lonkės. Ir šiaip ten kažkaip ten save sužaloja, kažkaip, aš bijau tiesiog save žaloti. Esat save žalojus? Jo, bandžiau daug kartų padaryti savo auksinį adatą, kaip sakosi, per didelę dozę pasidaryti. Bet kiek kartų bandžiau save nusižudyti, niekaip nesigauna. O kodėl bandote save nužudyti? Nes pavargau nuo gyvenimo tokio tiesiog. Atsibodo viskas konkrečiai. Žmonėm, kurie nėra susidūrę su tuom, gali būti nesuprantama, nes tai jeigu atrodo pavargot, kas yra normalu nuo tokio gyvenimo, tai yra lyg ir aiškus žingsniai, ką galima padaryti, kad taip nebūtų. Detoksas, reabilitacija ir bus kitoks gyvenimas. Vėlgi tas baimės jausmas, kad be vaistų atsakau. Mane tai labiausiai ir atbaido nuo tų visokių reabilitacijų. Nes visur yra, pavyzdžiui, ten kur su Dievu, tengi vaistų jokių neduoda. Taip, Dievas viską padės, aš į jį, pavyzdžiui, netikiu. Kai kartą aš jo prašiau pagalbos dėl mamos, niekada, tiesiog, kaip sakos, aš stebuklais netikiu, tiesiog ir viskas. Kad žinau, kad man Dievas sakys, tom tikrai mes jisai neišgydys, nei ką. Priklausomybė narkotikam liga ar priklausomybė? Čia liga. Aš pripažįstu, kad aš esu narkomanė, jo, žinau, kad čia aš tom sergu tiesiog. Yra ten tų ir vaistų visokių, bet kažkaip, ką aš žinau. Metadonas, ne? Jo, jisai padeda, bet tai, jisai kaip pakeičia, nuo vieno ant kito galima sakyti. Nes ant metadono irgi pripranti ir būna paskui dar sunkiau tiesiog nuo jo nulipti. Nuo jo lomkės būna dar stipresnis negu nuo fentanilio. To kažkaip man siūlė, sako, eik stok į metadoną, sakau, ačiū, ne. Ar esate savo pati atsakius, kodėl jūs vartojat? Šiuo metu aš vartoju dėl to, kad iš pradžių aš pradėjau vartoti, kad tiesiog užsimiršti tą vaikystės, tą traumą, nes aš žinau, kad pavartoju ir tiesiog padeda, apramina biškį mane. Dabar vartoju tiesiog, kad nebūtų bloga ir viskas. Kad jėgų biškį įgyti, kad nelaužtų man nei kaulų, nei ką. Tai ir tėvo ta sukelta trauma ir paauglystėj daug tų bandymų nužudyti, tokia tikrai skamba kaip sudėtinga vaikystė, jaunystė sudėtinga. Man visą gyvenimą kažkaip nesiseka. O kaip norėtumėt, kad būtų? Kai pagalvoti apie geresnį gyvenimą, tai kas tai būna? Geri santykiai su motina visų pirma. Aišku, draugai irgi normalūs, reikalingi. Sveikas gyvenimas. Tiesiog kažkaip viskas atvirkščiai negu dabar yra. Kas dabar pas mane yra, aš jums jau viską lyg ir pasakiau, tiesiog norisi, kad viskas būtų kitaip. Kad atvirkščiai, kad nebūtų visko to, kas yra dabar. Viskas, ko aš noriu, čia gerų santykių su mama. Ačiū, Sandra. Prašau.